Sveiki, dėkoju, kad įsijungėte mano antrąją literatūros pamoką skirtą 11 ir 12. Esu lietuvių kalbos mokytoja ir korepetitorė Viktorija. Ir esu čia tam, kad padėčiau jums pasiruošti lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui. O ruoštis egzaminui tikrai įdomu, kai galime pamatyti, kas bendra literatūroje ir gyvenime. Primenu, kad pirmoje video pamokoje pristačiau neoromantikę Šatrijos raganą ir krikščioniškąją etiką, kuri žmogui, suvokiančiam savo gyvenimo prasme kaip pasiaukojimą kitam, neleidžia gyventi egoistiškai. O šiandien kviečiu jūs, remiantis ryžtingiausio prozos naujintojo Jurgio Savickio kūrybą, pamastyti, kuo gyvenimas panašus į teatrą. Ar esate patys pagalvoję, kas esame šioje gyvenimo scenoje ir kokius vaidmenis atliekame? Žiūrėkite šią video pamoką toliau ir sužinokite, kokius dar nemažiau svarbius probleminius klausimus nagrinėja Savickio kūryba. Pristatau jums šios pamokos turinį. Pirmiausia, aptarsime Jurgio Savickio gyvenimą, pereisime prie modernizmo konteksto turėjusio įtakos autoriaus kūrybai, tuomet pristatysiu 3 Jurgio Savickio noveles, vieną jų susiesiu su susvetimėjimo tema ir parodysiu probleminio klausimo svarstymo dėstymo pastraipą, galiausiai apibendrinsime. Na, o su savo Contribui prenumeratoriais pasidalinsiu pilnu probleminio klausimo svarstymo rašiniu būtent šios pamokos tema, kuo gyvenimas panašus į teatrą, su išsamiu struktūriniu nagrinėjimu. Taigi pristatau 20 amžiaus pradžios moderniosios prozos rašytoją ir ironijos meistrą Jurgį Savickį. Na bent taip jį vadina amžininkai ir tikrai ne veltui. Alfonsas Nyka Niliūnas rašė, Jurgis Savickis lygi šiai dienai pasiliko už akademinės ribos, nes neįsirašė į esamos tvarkos pranašų skaičių ir nei savo epochos, nei savo prigimties neišdavė. Nepavirto Savickis ne tuo, ką mes vadiname klasiku. Jis, kaip buvo, taip ir pasiliko iš esmės antiklasiškas, laisvas ir neštampuotas. Taip pat Savickis vadinamas amžinu emigrantu, artistu be publikos, kuris lietuvių literatūroje visą gyvenimą pasiliks savotiškas prašalaitis, dailiai susišukavęs ir išsikvėpinęs ponas įtaringai stebinčių kaimiečių tarpe. Taigi randama užuominų, kad Savickio kūryba buvo nesuprasta to meto lietuvių visuomeniai. Kyla natūralus klausimas, kodėl? Jurgis Savickis gimė pasiturinčių ūkininkų šeimoje, iš 12 Savickių šeimoje gimusių vaikų Jurgis buvo vyriausias. Svarbu paminėti, kad Savickių šeimoje buvo kalbama lenkiškai, tačiau Jurgiui pradėjus mokytis gimnazijoje ir išmokus lietuvių kalbą namuose jis kalbėdavo tik lietuviškai, priversdamas ir namiškius prisiminti savo šaknis. Būdamas vos 12 jis išvyko į Rusiją pas dėdę, ten Maskvoje mokėsi gimnazijoje, vėliau įstojo į aukštesniuosius žemės ūkio kursus Peterburge, tačiau būsimas rašytojas visuomet svajojo tapti dailininku. Tad po kelių mėnesių metė mokslus ir grįžo į Maskvą studijuoti dailės, tuo papiktindamas savo tėvą ir kurį laiką praradęs net šeimos finansinę paramą, visai kaip ir Jonas Biliūnas atsisakęs tapti kunigu, jis ėmė privačiai mokyti vaikus. Visgi dailės akademijoje mokėsi neilgai, nes planus pakoregavo prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas ir nors ir netapęs dailininku, Savickis visą gyvenimą domėjosi menu, pats tapė, piešė eskizus kelionėse, kaupė lietuvių dailės meno kolekciją ir aktyviai propagavo lietuvių tapybą užsienyje. Na, o Lietuvai 1918 metais paskelbus nepriklausomybę prasidėjo Savickio kaip diplomato karjera. Jis dirbo oficialiu Lietuvos atstovu Danijoje, vėliau atstovavo Lietuvai Švedijoje, Norvegijoje, Olandijoje, Suomijoje. Be šių krypčių Savickiui teko gyventi ir Rygoje, Ženevoje, kur dirbo nuolatiniu Lietuvos pasiuntiniu prie Tautų sąjungos. Tačiau keičiantis politiniai situacijai Savickiui buvo tekę ir prarasti aukštas pareigas, sugrįžti ir į Lietuvą. Laiką
jis leisdavo ir savo viloje pietų Prancūzijoje, kur buvo susikūręs nedidelį ariogalą pavadintą ūkelį. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui bandė grįžti į Lietuvą, bet negavo vizos. Taigi Savickis buvo nuolat keliaujantis diplomatas, todėl nenuostabu, kad vakarietiškas žvilgsnis, kuris smelkėsi rašytojo kūryboje, dar tuo metu konservatyviam, sustabarėjusiam skaitytojui lietuviui nebuvo priimtinas, tad iš pradžių Savickio kūryba ir nebuvo pripažinta. Bent mano subjektyvia nuomonė, Savickis buvo neeilinis žmogus, turėjęs tvirtą moralinį stuburą. Jis niekada nepriklausė jokiai partijai ar judėjimui, jau vaikystėje motinos buvo vadintas bedieviu, jis visada laikėsi tvirtos asmeninės nuostatos, kurios pagrindas buvo bendražmogiškosios vertybės. Na ir autoriaus gyvenimą puikiai apibendrina štai šios jo paties pasakytos mintis. Nesu nei katalikas, nei santarvininkas, kiek mano ariogališkoje akis įmato, norėčiau pats susiorientuoti ir išbristi iš tos politinės velniavos, kurioje dabar visi būsime atsidūrę. Visus pažįstu gerai ir susiorientuoju ir norėčiau būti kiek įmanoma daugiau neutralus, apolitiškas lietuvis. Pagalvokite, kokias mintis jums sukelia tokios Savickio nuostatos, juk ir šių dienų kontekste, kai socialiniai tinklai spaudžia turėti teisingą nuomonę apie viską, kas vyksta pasaulyje, apolitiškumas dažnai yra laikomas neigiamų bruožų. Tad galite sutikti arba nesutikti su mano nuomonė, kad Savickio laikysena nėra abejingumo ženklas. Galbūt tai yra gebėjimas parodyti vidinę laisvę. Jis siekia neklai pritapti prie vienos ar kitos ideologijos, bet išlikti sąžiningas savo ir savo vertybėms. Tokia pozicija ir šiandien atrodo labai aktuali, nes primena, kad žmogaus gebėjimas mąstyti savarankiškai dažnai yra svarbesnis už aklą populiariosios nuomonės palaikymą. Na, o dabar susipažinkime su Jurgio Savickio intelektualiaja proza. Kaip jau minėjau pirmoje pamokoje, nežiūrėkime į šią informaciją kaip į sausą teoriją ir klausydamėsi pagalvokite, kaip šią informaciją galite panaudoti kontekstui. Taigi, Jurgio Savickio vardas yra dažnai siejamas su avangardiniu menu. Lietuvių literatūroje suklestėjusiu 20-ojo amžiaus 3-ame dešimtmetyje. Avangardistai kvietė nestandartiškai mąstyti, priešintis literatūrinėms tradicijoms, ieškoti netikėtų raiškos formų, stengiasi priblokšti visuomenę savo originalumu. Tačiau Savickio kūryba netelpa tik į eksperimentinio meno rėmus, nors daugelis kritikų randa jo kūryboje ir ekspresionizmo, impresionizmo ar absurdo teatro bruožų. Pirmas Savickio novelių rinkinys Šventadienio sonetai, išėjęs 1922 metais, savo modernumu gerokai pralenkė to meto lietuvių rašytojų Šatrijos raganos, Vinco Krėvės ir kitų kūrinius, ir tai buvo pirma lietuvių literatūroje prozos knyga, kurioje buvo atsisakyta vaizduoti senąjį etnografinį Lietuvos kaimą. Nebuvo pabrėžiamas veikėjų lietuviškumas, buvo laužomi tradicinio pasakojimo kanonai, o tai visai nebuvo įprasta lietuvių skaitytojui. Na ir priešingai nei kiti to meto autoriai, Savickis negarbino gamtos ir visai nesijautė esąs jos vaikas. Jo novelėse gamta nevertinama estetiniu požiūriu, peizažai labiau primena teatro dekoracijas arba aplinkinis pasaulis modeliuojamas pagal teatro principus ir yra akcentuojamas pasaulio dirbtinumas. Jurgis Savickis pirmasis lietuvių prozoje ėmė vaizduoti didmiestį ir jo gyvenimą. Miesto kultūra nekritikuojama ir neidealizuojama, o rodoma viskas, ir kas gražu, ir kas bjauru. Miestas ir civilizacija nėra blogoji kaimo priešprieša, kaip ne vieno to meto lietuvių autoriaus kūriniuose. Mieste Savickio žmogus gali ir pražūti, ir realizuoti save. Ir viskas priklauso nuo veikėjo pasirinkimo ir prigimties. Tačiau pamatysime, kad ir kaimas Savickio novelėse yra praeitis, o jo vertybės tik nostalgiškas prisiminimas. Savickis ne viename kūrinyje kalba apie menišką žmogaus prigimtį, dažnai gyvenimo realybė tampa žiauri menininkui, kadangi sumaterialėjusioje visuomenėje jis yra
yra pasmerktas vienatvei. Tad pirmoji novelė, apie kurią noriu pakalbėti, vadinasi Fleita. Štai čia matote novelės pradžios ištrauką. Jeigu kūrinio neskaitėte ar nebeprisimenate, labai rekomenduoju tai padaryti, kadangi novelė tikrai nėra didelės apimties kūrinys, dažniausiai užimantis vos 3 PDF puslapius, tad nepatingėkite ir paskaitykite. O jei ši novelė jums yra žinoma, tikiuosi, kad vis tiek atrasite naujų įžvalgų. Įdomu tai, kad šios novelės veikėjus Savickis lygina su Ezopo pasakėčios Žiogas ir Skruzdės veikėjais. Tikriausiai esate girdėję šią pamokančią istoriją, kurios veikėjas Žiogas visą vasarą griežia smuiku ir linksminasi, kol darbininkė Skruzdės ruošiasi žiemai. Na, o atėjus žiemai Žiogas neturėjo maisto, ėmė prašytis pas Skruzdės, kad kokį grūdelį sušelptų, tačiau Skruzdės iš vargšo Žiogo tik pasijuokė atrėždamos: jeigu vasarą grojai, tai žiemą šok. Savickio novelėje pagrindinis veikėjas fleitininkas Žiogas taip pat yra ne fizinio darbo žmogus, jis priklauso miesto erdvei, kurioje save realizuoja, iki kol sužino, kad serga nepagydoma plaučių liga. Žiogas inteligentas, skurdus menininkas, kurio menko atlyginimo užtekdavo vos pensionatui apmokėti ir kelioms apykaklėms išsiskalbti. Žiogas dėvėdavo smokingą, buvo tikras dabita. Miesto aplinka jam leido būti savimi, tačiau per ilgus darbo metus jam nepavyko sukaupti pensijai. Gydytojų išvada kelia dilemą, kaip reikės išgyventi neturint pajamų šaltinio. Taigi, kaip ir pasakėčioje, žiema sunki tiems, kurie vasarą nieko nesutaupė. Žiogui tenka prašytis pas giminės Viksvas, gyvenančius kaime. Ir Savickis vaizdžiai aprašo Žiogo kelionę vežimu iš miesto į kaimą, ir nors Savickio novelėse gamta yra tik scenovaizdis, menininkas gamtą suvokia per pojūčius. Jis girdi varnų kranksėjimą, kurį Žiogas, nors ir nepavyko, mėgino prilyginti fleitos grojimui. Jis dairosi saulės, užuodžia pušynus, vadinasi, jis pastebi gamtą. Pagaliau atvykęs pas giminaičius, Žiogas priimamas svetingai, jam pakūrenama sėklyčia, Viksvienė ištraukia baltą porcelianinį bliūdą prausimuisi, kuris tik ypatingomis progomis buvo išimamas iš komodos. Su juo elgiamasi be galo pagarbiai, kadangi jis inteligentas, atvykęs iš miesto. Viksvos tiki, kad jis yra pasiturintis. Tačiau sužinoję, kad Žiogas pinigų neturi, o ir dirbti nemoka, Viksvos ima su juo bjauriai elgtis. Ir pasakotojas ironiškai Viksvas vadina geraisiais žmonėmis. Taip Žiogas, gyvendamas kaime, praranda orumą ir savo inteligento statusą. Čia jis nebegali puoštis, nebegali groti, gyventi kaip panorėjęs. Ir aplinkinių pokalbiais kuriamas įspūdis, kad Žiogui belieka tik mirtis. O pasakotojas nerodo jokio gailesčio ir empatijos. Taigi Savickis kelia susvetimėjimo, sumaterialėjimo, moralės praradimo temas, vaizduoja vienišo menininko likimą dehumanizuotame pasaulyje. Jis ironizuoja, juokiasi iš Viksvų veidmainiškumo. Cituoju: Viksvienė pravėrusi žaltingą sėklyčią, išėmė porcelianinį bliūdą, visi laukia gydytojo. Taigi Savickis tarsi teigia, kad moralė tikrovėje yra tik veidmainystė ir visos vertybės galų gale pasirodo apsimestinės. Žmonės svetimi vienas kitam, žiaurūs ir egoistiški. O vaizduodama Žiogo mirtį, Savickis jos nesieja su tragizmu, neskatina apmąstyti žmogaus būties. Kad geriau suprastumėte, kaip galime panaudoti šį kūrinį, parinkau vieną novelės ištrauką ir parodysiu pavyzdį, kaip ją galime pasiremti pastraipoje. Sustabdę video pamoką galite ją perskaityti, o aš keliauju toliau prie pastraipos. Štai čia mano mokinės rašyta ir kiek pakoreguota dėstymo pastraipa, kurioje randamos visos probleminio klausimo svarstymo, rašinio, dėstymo pastraipai reikalingos dalis. Primenu, kad bene svarbiausia pastraipos dalis yra teiginys, kurio mintis turėtų sutapti su daline išvada. Teiginyje negalime minėti nei autoriaus, nei kūrinio. Po teiginio turime komentarą, toliau autoriaus kontekstą, kuris siejamas su problema, remimasis ištrauka, polemika, remimasis kultūrinėmis žiniomis ir jau minėta išvada.
Jeigu pirmą kartą išgirdote žodį polemika, paprastai pasakysiu, kad polemizavimas yra gebėjimas parodyti kitokią, kartais net priešingą poziciją. Tai nereiškia, kad pastraipoje imsite savo prieštarauti, paprasčiausiai galite parodyti dvejonę, kitokią interpretaciją, kuri ginama pavyzdžiais, logika ar gyvenimo faktais. Polemika yra būtina tik A lygio egzamine, norint gauti aukščiausią įvertinimą. Na, o dabar perskaitysiu pastraipą arba tai galite padaryti patys sustabdę pamoką. Kodėl menininkas išgyvena svetimumo jausmą? Menininkas išgyvena svetimumo jausmą, kai visuomenė nepriima jo kūrybos. Menininkas, nesulaukęs palaikymo ir pripažinimo, jaučiasi nesuprastas ir izoliuotas sumaterialėjusioje visuomenėje. Menininko išgyvenamą svetimumą aprašė 20-ojo amžiaus pradžios ryžtingiausias lietuvių prozos naujintojas Jurgis Savickis, kuris ir pats susidūrė su svetimumo jausmu. Jo kūryba buvo laikoma per daug intelektualia, ironiška, todėl lietuvių visuomeniai vakarų europiečio plunksna neįtiko. Tokią svetimumo gaidą autorius perteikė ir novelėje Fleita, kurioje protagonistas Žiogas, prisiglaudęs pas Viksvas, erzina namiškius savo grojimu, nors tai buvusi vienintelė jo aistra, cituoju. Turbūt Žiogas ilgai griežia, kad šeimininkas tampo jį už rankovės. Iš pradžių Viksvų šeima džiugiai priėmė savo giminaitį Žiogą ir dėl jo muzikos nesipiktino dėl savanaudiškų tikslų. Jie manė, kad miestietis giminaitis turi pinigų, tačiau ilgainiui jie suprato esą priešingos situacijos, todėl norėjo Žiogų atsikratyti. Žiogo pasaulėžiūra bei vertybės nesutampa su šiurkštaus materializmo persmelkto pasaulio normomis, tad tikėtina, kad ne tik Viksvų šeima nesuprato Žiogo muzikos. Kyla klausimas, galbūt Žiogas sunkiai vertėsi, nes jo kūryba apskritai nebuvo vertinama to meto visuomenėje. Juk didžioji dauguma šiandien žinomų dailininkų, prie kurių paveikslų Europos didmiesčių muziejuose rikiuojasi eilės, buvo pripažinti tik po mirties. Prieš tai visą gyvenimą tenkinėsi skurdžia buitimi. Panašiai atsitiko ir garsiam XIX amžiaus Danijos poetui ir rašytojui Hansui Kristianui Andersenui, jau jaunystėje išlaisvinusiam savo talentą. Deja, autorius dėl savo keisto vaizduotėje susikurto pasaulio sulaukė patyčių, tačiau vėliau neapleidęs kūrybos ir toliau kūręs pasakas suaugusiems, kurios tapo vaikų literatūra, pelnė pasaulinę šlovę. Taigi meniškos prigimties kūrėjui yra sunku pritapti visuomenėje, kuri susvetimėja dėl pasikeitusių vertybių. Kalbant toliau apie Savickio kūrybą, būtina aptarti jo vaizduojamą moterį, kitokią, priešingą tradiciniai sampratai. Moteris priklauso materialiai pasaulio plotmei ir jos materialumą liudija akcentuojamas kūniškumas. Moteris ima vaduotis iš namų izoliacijos, tad kaip individualizacijos proceso pasekmė iškilo moderni šeima. Iš rinkinio ties aukštų sostų vienas įdomiausių apsakymų yra kova. Turbūt sutiksite, kad jau pavadinimas intriguoja. Apie kokią kovą čia kalbama? Tai jautri novelė, kurioje žinoma taip pat netrūksta ironijos ir kurioje vaizduojama vaiko kova už tradicinės pamatinės vertybės. Tema - šeimos ilgesys. Vaikas yra kilęs iš netradicinės šeimos, tėvai nesusituokia. Novelė prasideda tokiais žodžiais: viskas būtų gerai, jei mamanka nebūtų tokia graži. Taigi mamankos grožis ir palankumas vyrams yra pagrindinė vaiko problema. Vaikas tariamąja nuosaka išsako savo svajones apie tradicinę šeimą, motinišką šilumą. Pats vaikas novelėje pasirodo kaip klounas scenoje, ne veltui vaikai kūrinyje vadinami pajacais. Jis apsiavęs per dideliais batais, sunki miltinė, įdubusi krūtinaitė, apskritai per dideli rūbai simbolizuoja vaikų ir suaugusiųjų vaidmenų pasikeitimą. Nors į situaciją žiūrima kaip į absurdo dramą, tačiau Savickis perteikia problemos rimtumą. Sodiečiui berniukui rūpi sužinoti, ar jo draugą tėvas muša taip, kaip tėvas muša jį, tačiau sužino, kad žyduko tėvas visai jo nemuša, dar ir į lovą paguldo, apkloja, o mama paduoda pieno. Vaikas, cituoju, smarkiai trenkia žyduką kumščia į krūtinę. Tai išryškina vaiko skausmą. Tačiau Savickis leidžia vaikui kritiškai matyti savo tėvus, pabandyti kovoti už gyvenimą dehumanizuotame pasaulyje. Nors jo tėvas girtuoklis, o mamanka paleistuvė,
tėvus teisina, sakydamas, kad jie durni. Man asmeniškai skaudžiausia novelės vieta - vaiko bandymas parsivesti mamanką iš smuklės, kurioje ji linksminasi su vyrais. Toje pačioje smuklėje įsilinksminęs ir nugirdytas tėvas. Jau ironiškas lietuviško traktieriaus pavadinimas laisvė. Smuklės aplinkoje patriotinė atributika suinteresuota į tautinę laisvę, tačiau smuklės viduje veikėjai girtuokliauja ir pasiduoda instinktų laisvei. Vaikas pasirodo smuklėje su botagu rankoje ir stengdamasis parodyti griežtumą sako: motina, arkliai seniai pakinkyti, namon, bet vyrai vedasi moterį, vienas jų net stipriai įspiria vaikui batu. Siejant su kitų autorių kūryba galima iškelti probleminį klausimą, kodėl vaikas yra priverstas per anksti subręsti. Ilgai negalvodama parašiau 3 noveles, kuriuose vaizduojami per anksti turėję subręsti vaikai ir 3 teiginius. Kaip jau supratome, Jurgio Savickio novelėje Kova vaikas praranda teisę į vaikystę, nes yra priverstas perimti suaugusiojo vaidmenį. Tai ne tėvai, o vaikas stoja į kovą už tradicinės vertybės. Jono Biliūno novelėje Joniukas vaizduojamas smurtas prieš vaiką, po kurio vaikas nebėra toks pat. Jis skaudžiai nubaudžiamas tetos už tai, kad važinėjęsis vežimu ir dainavęs, jis nesupranta suaugusiųjų keliamų atsakomybių svarbos ir pro akis praleidžia galiausiai dingusius žąsiukus. O Juozo Apučio novelėje Vakarienė gražios dobilienos vaikas yra priverstas per anksti subręsti, nes jis tampa atsakingas už kitą, savo sergantį tėvą. Na ir pabaigai apie stipriausią Savickio novelių impulsą - vyro ir moters santykius. Flirtuojanti moteris ir viliojamas vyras yra pagrindiniai veikėjų tipai, pasakotojo pristatomi labai skirtingai. Vyras visuomet apibūdinamas trumpai, nusakant jo amžių, socialinį statusą, taip pat pasakotojas įžvalgesnis vyro psichikai, jo mintis dažniau girdimos skaitytojui, o moteris Savickio novelėse tarsi netikros, jos visuomet vertinamos iš vyriškų pozicijų ir yra didžiausios ironijos objektas, kaip jau ir minėjau, dėl savo dirbtinumo ir materialinių vertybių. Ir šiais laikais aktuali novelė, kurią mokytojai dėja renkasi retai nagrinėti su mokiniais, tai Mėnesiena. Pavadinimas skamba išties romantiškai, tačiau, kaip Savickio kūrybai būdinga, laukia netikėtas siužeto posūkis. Jaunas karjeros laiptais kylantis valdininkas patenka į moters manipulacijos spąstus. Kadangi sumaterialėjusioje visuomenėje svarbiausios vertybės pinigai, statusas ir išorinis grožis, vyras orientuojasi į savo profesiją, socialinį statusą, įvaizdį, o viskam patvirtinti jam reikalinga ir graži moteris. Valdišku automobiliu atvykęs į pasimatymą jis svajoja apie ją. Cituoju: ji buvo viskas, ji buvo nuotaka, ką tik atvykusi į miestą, ta turtinga dvarininko duktė, skaisti, gerai išauklėta ir drąsi kaip šitas pavasaris ir skaisčių perspektyvų moteriškė. Ir su savo laibais pirščiukais, tų vynuogių saldumo, su skaisčiomis liemens ir kitokių moters dalių linijomis, kurios ypatingai harmonizavo po nauju, irgi pavasariškos medžiagos Tayloru. Vyras tokią moterį įsimyli tiesiog iš pirmo žvilgsnio. Tačiau dėja, Savickio kūryboje tikros meilės nėra, nes vyro meilė moteriai dažniausiai sužlugdo jos materialinės vertybės ir nuodėminga prigimtis. Moteris iš tiesų siekia turtų, aukštos padėties visuomenėje ir to gali pasiekti tik pavergusios ir užvaldžiusios vyrus. Pagrindinis moters ginklas - flirtas ir grožis. Jos jausmai ir manieros dirbtinės, ji tik apsimeta, kad jai rūpi tokios vertybės kaip šeima, senovė ir praeitis. Pasimatymo metu moteriai neva pametus perlo auskarą, močiutės relikviją, vyras ruošiasi jį atpirkti. Tačiau išvydęs antrąjį auskarą jos ausyje, cituoju, sulygino perlo stambumą su savo mizernomis mėnesio įplaukomis. Suprantama, kad vyras jaučia nerimą dėl to, kad jis neturi pinigų nupirkti perlo. Jis nėra finansiškai stabilus ir tai jį menkina. Tačiau jam reikia moters, nes ši patvirtintų jo statusą visuomenėje. Taigi abu veikėjai yra aktoriai, kuriems vaidmenis padeda išlikti sumaterialėjusioje visuomenėje. O norėdami sužinoti, kaip ši novelė baigėsi, būtinai perskaitykite ją savarankiškai. Vėlgi, kad būtų įdomiau, šios novelės problemą susiejau su kitu kūriniu.
Jau kalbėjome, kad Savickio novelėje meilė yra tik iliuzija, nes ji tampa įrankiu siekiant naudos, šiuo atveju siekiant pripažinimo. O galbūt esate skaitę ar žiūrėję ekranizaciją pagal Fitzgeraldo Didįjį Getsbį, kurį vaidina Leonardo DiCaprio. Šiame 20-ojo amžiaus pradžios amerikiečių rašytojo romane rašoma apie panašaus tipo moterį, kuri pasirenka ne dvasinę meilę, o pinigus ir išteka už turtuolio. Nepaisydamas tokio Deizės pasirinkimo, Džėjus Getsbis, pelnęs turtus ir šlovę, desperatiškai siekia susigrąžinti savo mylimąją. Su meile iš išskaičiavimo susidūrė ir pats rašytojas Fitzgeraldas, kuriam ilgai nepavyko tapti turtingam, dėl to jo mylimoji Zelda net buvo nutraukusi sužadėtuves, tačiau už rašytojo ištekėjo praėjus keletai metų, kuomet rašytoją iš tiesų aplankė sėkmė ir turtai. Tad parašiau panašų į prieš tai buvusį teiginį: meilė iš išskaičiavimo nekuria dvasinio ryšio, todėl tampa tik iliuzija. Galbūt net sutiktumėte, kad šiais dviem kūriniais galime remtis net po vienu teiginiu, kadangi idėjomis šiuo probleminiu klausimu yra panašus kūriniai. Todėl primenu ir dar vieną kūrinį Vinco Krėvės Skirgaila. Kadangi valdovas Skirgaila nenusisekus valstybės valdymo reikalams siekia laimės bent asmeninėme gyvenime, jo meilę Onai Donutei galime vadinti iliuzinę, nes jos siekiama iš nevilties. O Ona Donutė jo net nekenčia, negali atleisti už įkalinimą pilyje. Na ir primenu, kad klausimą, kuo gyvenimas panašus į teatrą, aptariu atskirame rašinyje, kuriuo pasidalinsiu savo kontribį. Iki egzamino įkelsiu ir daugiau autorinės medžiagos ruošimuisi rašiniui, tad kviečiu sekti. Nuorodą rasite video aprašyme. Kągi, dėkoju tiems, kurie žiūrėjote šią video pamoką iki pabaigos ir iki kitų susitikimų. Su jumis buvo mokytoja Viktorija.